Šiandien sužinosim, ar pas mane yra viduramžio šūdros lygio genetika, ar pas mane yra elitinė genetika fitness ir bodybuildingui. Beje, šiandien kovo 11, todėl backgroundas atitinkamas, aplinka atitinkama, nuotaikos irgi labai liuks. Kodėl aš sugalvojau šitą temą padaryti vidosiką? Nes aš, kai anksčiau labai domėdavos fitnessu, žiūrėdavau visokius vidosikus ir labai tų vidosikų didžiąją dalį sudarė genetika. Super Elite Genetics terminas, kur dažnai skambėdavo fitneso pasaulyje tarp visų influencerių. Ir man visą laiką buvo smalsu sužinoti, o tai kokia ta mano genetika. Šiandien, aišku, nesigilinsim labai detaliai mano genetiką, bet pasigilinsim į testosterono lygius mano. Nes testosteronas yra genetikos visa dalis. Kodėl aš sugalvojau testosterono tyrimą pasidaryti? Tai tikrai ne dėl to, kad aš ten silpnai jaučiuos, kad man kažkas blogai, ne. Tiesiog visiškai iš smalsumo ir iš idėjos padaryti šitą video. Aišku, kaip visi mūsų daugelis žino, kad testosteronas yra tiesiog vyriškas hormonas, kuris atsakingas šiaip už daugybę funkcijų, bet mums rūpi tik dvi funkcijas. Tai yra jėga ir grina masė. Tai dėl to ir yra labai smalsu sužinoti, kokie tai lygiai. Ar visiškai žemi, vidutiniai ar aukšti. O kalbant apie lygius, truputį deitos. Ok, iš pradžių atskleidžiant savo testosterono lygį, kurio aš dar šiaip beje nežinau, tai ir man paslaptis, dėl to ir labai smalsu šitą video filmuoti, reikia truputį susipažinti su informacija ir duomenimis, ane? Kad būtų įdomiau. Pakalbėsim apie testosterono lygius. Tuos, kuriuos aš pasakysiu, gali būti skirtingi nuo tų, kuriuos jūs rasite internete, nes visos normos yra skirtingos pagal kiekvieną laboratoriją. Jos ten skirtingai laiko, kas yra visiškai žemas, kas yra vidutinis ir kas yra labai aukštas. Tai dabar aptarsiu testosterono skaičius, kurie aktualūs vyrams nuo 20 iki 30 metų. Beje, testosterono pikas, aukščiausias koncentracija kraujyje būna vyrams nuo 25 iki 3. Mažiau nei 230 nanogramų decilitre testosterono lygis yra visiškai žemas. Ten yra jau labai blogai. Nuo 200 tram iki 300 pm yra žemas lygis. Tada labai didelis diapazonas yra 300 pm iki 800 yra ta vidutinė norma vyro. Ir jį labai gali svyruoti. Ten priklauso nuo labai daug dalykų, ypač nuo metų, nuo genetikos, bet ir nuo gyvenimo būdo. Ir viskas, kas virš 800 yra aukštas lygis. Ir aš dabar savo dar sugalvosiu, viskas, kas bus virš štukos, yra super elite. Graikų dievo genetika, kuri tikiuosi pas mane ir bus. Dar prieš pristatant ir ištraukiant tokį paslaptingą vakelį, yra dar tokių natūralių būdų, kaip galima padidinti testosteroną. Tai aišku, visų pirma lemia genetika, tai čia genetikos nieks nepakeisim, ką davė, tą davė. Gyvenimo būdą, mityba, kas pas mane dažniausiai yra gut. Nors blemba tai galėtų įtakot, kad aš jau kiek 6 savaitės plus esu deficite, tai gali įtakoti įdomu ar ne, nežinau, tikiuosi ne. Fizinis aktyvumas, pas mane fizinis aktyvumas 10,000 steps a day. Fizinis aktyvumas yra labai didelis, tai čia jau tikrai negalim šito nubraukti. Streso lygis. Miego kokybė, va čia gali būti mano minusiukas. Miego kokybė, kartais, žinot, yra įsipareigojimai, yra priklausomybės, yra pomėgiai. Miegas taip labai vidutiniškai. Ir sveikatos būklė, jokių ligų neturiu, nieko neturiu, tai irgi gali įtakoti. Tai aš viską čia dabar išvardinau, kad mes galėtumėm susidaryti tokį vaizdą, ir po to aptariant rezultatus įvertinti, kodėl pas mane toks ar anoks lygis testosterono. O dabar yra vakelis, kurį man atsiuntė daktarai, aukščiausios klasės. Va. Jie taip įvardino, aš tikiuosi, kad čia neįspoilino man, kad man iš pagarbos, tai parašė. Viskas užpakuota, parodom kamerą, kad užpakuota. Viskas užpakuota, viskas yra patikima, tikra, jokių duomenų iškraipimų. Ir dabar atidarysim. Ai, beje, ko aš tikiuosi? 1500. Bet realiai tikiuosi, kad bus pagal visą savo savijautą, pagal taip, kaip sportuoju, pagal taip, kokius sugebu rezultatus pasiekti, pagal savo motivaciją ir viską. Aš tikiuosi, kad bus apie kokius 600 pm, 700, tai aš tikiuosi, kad bus vidutiniai normai, bet aukštesniai pusiai. Viskas, kas žemiau to, aš esu žiauriai nusivylęs savim. Nes mes čia siekim tik aukščiausių tikslų. Aš beje pats nežinau šito. Ką, hebra? Susideda man galvom. Aš nežinau, kodėl aš toks excited, čia toks paprastas dalykas, bet man tai tiesiog taip smagu, man taip smalsu. Žiūrim. Atsidarau ir žiūriu. Nieko nesuprantu.
Aš matau tiesiog rezultatas parašyta tram 1,9. Ar čia bus ne tie nanogramai, bet tie kažkokie per litrą? Ai, va, 31,9. Tai 31,9 ir aš nieko ne... Ai, va! N-mol-L. Dabar pasinaudosiu internetu. Pas mane čia lentelėje buvo parašyta, kad daugiau nei 27,8 yra aukštas. Pas mane tram 1,9. Man reikia išsiversti į nano to. Ok, čia aš iš ateities. Vien žodžiu toks dalykas, kad aš buvau įsirezervavęs skambutį su gydytoju šitiems rezultatams aptarti. Ir aš net buvau pasiruošęs viską nufilmuoti, tačiau kadangi gydytojas vėlavo paskambinti man 15 minučių, tai buvau jau viską padėjęs ir išėjęs savais reikalais, todėl nufilmuoti nepavyko. Bet kai jis man paskambino, iš karto paminėjo, kad testosterono lygis yra pakilęs ir sekantis jo klausimas buvo, ar aš nevartoju kažkokiu tai išorinių papildomų preparatų testosteronui didinti. Aš truputį iškart pasimečiau, bet aišku atsakiau, kad ne, ir jis tuo metu tikrai patikino, kad testosterono lygis yra padidėjęs, bet neįvardino kažkokių tai svarių priežasčių, tik tai jis paminėjo, gali būti, kad dėl sutirštėjusio kraujo. Pasakė, kad reikėtų šitos lygius pastebėti ir vėliau ateiti išsitirti, o dabar nieko daryti nereikia. Ir jis apie visą šitą situaciją tikrai nekalbėjo teigiamai, lyg čia būtų obelė, kas insane. Kai pasinaudojus pagalbą, pasinaudojus internetu, vertimas 31,9 yra 902 nanogramų per decilitrą. Pagal mano lentelę, kurią aš turėjau, tai viršytų tos aukštos normas, bet nepasiektų mano nustatytas elitinės formos. Dabar pagal lentelę kitą kažkokią, kurią radom, tai čia dar patenka į normas, bet čia yra jau iš vis prie aukščiausių ribų. Tai rezume, kad testosterono lygis yra aukštas. Ir aš aišku džiaugiuosi. Ir šiaip logiška, nes aš jokių simptomų niekados nejausdavau, visą laiką gerai jaučiuosi, sportuoju gerai, stipriai. Tai blemba, tikrai džiaugiuosi. Ir dar toksai, aš tipo kaip ir džiaugiuosi, bet dabar man tas smalsumas dingo ir toksai... Karočiui viskas davai.